visi tie, kurie savo daržą augina tik tai ant palangės arba balkone, kovo mėnesį jau turėtų susirūpinti ir pasisėti ilgesnės vegetacijos daržovės. Tik tai pasirenkant veislės balkonams ar palangėms, tai reikėtų nepamiršti ir jų dekoratyvumo, kad galėtume ir kulinarijoje naudoti, ir galėtume jais džiaugtis, kad akis būtų pamaloninta. Šiandien aš siūlyčiau mums keletą bazilikų sėklų ir pasėsime mes jas. Pavyzdžiui, holi bazilikas. Jisai yra žalias, tačiau jo raudoni yra stiebeliai ir raudoni violetiniai žiedai, gana smulkiais lapeliais. Yra citrininis lemon, yra citrininis šviesesniais žalsvais lapeliais. Turime verdę, turime opalą, bordo lapais ir net turime cinamoną. Jis pateisina savo pavadinimą, nes tiesiog turi cinamono kvapą. Kas nenori atskirai sėti, galime pasiūlyti ir jų visų mišinį. Kaip sakiau, kad akį pamaloninti, reikėtų pasisėti įdomesnių daržovių. Šiuo atveju norėčiau jums pasiūlyti baklažanus. Jie yra ilgos vegetacijos. Baklažanas yra ilgos vegetacijos daržovė. Ir šiuo atveju šitie geltoni, nedidukai, baklažaniukai labai puošia ir juos galima puikiausiai valgyti. Šitie yra etiopiniai baklažanai ir tonga striped baklažanai. Jie daugiau yra dekoratyviniai, labai plačiai yra naudojami floristikoje. Todėl ir siūlau pasisėti, kad ir turėtume skoniui, ir turėtume akiai. Į ką siūlyčiau sėti? Sėti siūlyčiau tiesiog pasirenkant štai tokias daigyklas. Į jas labai patogu, kai jau norėsime ar išsodinti, jeigu turite kas į lovelius didesnius. Tačiau daiginimui tai yra pats patogiausias dalykas, nes kiekvienas langelis galima jį paskui išimti, kai šaknys susipina. Taigi dabar pasėsime mes bazilikus ir norėtųsi pasėti, žinoma, visų veislių bazilikus, nes šiais laikais nebeįsivaizduojame savo virtuvės be bazilikų. Kasgi gali geriau mums paskaninti pomidorų salotas arba mocarelą tą pačią. Taigi, bazilikų sėklos yra labai smulkios. Priklausomai nuo veislės, vienos yra stambelesnės, kitos smulkesnės, bet jos sudygsta nepaprastai greitai. Aš jums noriu parodyti, kaip jos sudygo. Tai taipogi, kadangi mūsų daržas ant palangės, arba, kaip sakiau, balkone, nepagailėkime ir sėkime tankiau. Galėsime naudoti jau 3-4 lapelių fazėje. Kad įtikinti jūs, kad bazilikas labai greitai dygsta, noriu parodyti jums štai šitą prieš 2 dienas pasėtą baziliką. Jis jau pilnai sudygęs ir jau leidžia šakneles ir smulkesias net šakneles. Taigi jis per 4, net per 3 savaitės praktiškai jau galite jaunus lapelius 3-4 lapų fazėje panaudoti. Pasėjus baziliką reikia, šitos sėklos yra smulkios, tai jų praktiškai beveik nereikia užerti. Tik tai papurkšus ir šiek tiek prispausti. Tiesiog piršteliu galima prispausti. Jeigu turite kažkuo, kam patogiau, galite su kažkuo. Dar noriu pasakyti, kad negalima daigyklose labai suspausti substrato. Nors šis substratas yra specialiai skirtas daigams, jis yra smulkus, gerai įgeria vandenį ir 3-4 savaitėm pilnai čia užtenka maisto medžiagų. Tačiau nepamirškite, kad jeigu labai suspaudžiame, tai jauni daigai sunkiai skinasi kelią vis tiek. Žodžiu, substratas užeriama ir tiek prispaudžiama, kiek galima su ranka.
Viskas, daugiau nereikia nieko. Dabar baklažanai. Baklažanų sėklos yra šiek tiek stambelesnės ir jas mes galime šiek tiek užžerti žemę. Štai, jos yra stambesnės, todėl jas mes daiginimui jau galime sėti į lizdą po vieną arba po dvi sėklytės. Jeigu sėklytė išdygs, sakykime, 2 daigai, bet matote, kad vienas silpnas, negailėkite ir iš karto vieną reikia nuskinti, kad kitas geriau vystytųsi, nes ne kiekviena sėkla turi vienodą energetinę galią. Todėl, kaip ir žmonės, gali būti, kad vieni geriau ir lengviau auga, kitiems sekasi neįtin gerai. Tai va, tai ir taip mes galime pasielgti ir su savo daigais. Dar norėjau parodyti, kad kitų bazilikų sėklos plačialapių itin, jos yra daug stambesnės. Todėl jas jau reikėtų šiek tiek ir užžerti žemę. Štai jau jos kokios daug stambesnės tos sėklos. Tačiau sėjame taipogi gana tankiai, todėl kad mes valgysime jaunus daigus. Mūsų yra, tačiau aš tikiuosi, kad jum liks jų ir išsodinimui į lovelį. Tiesiog galėsite išretinę arba kas liks nuo nesuvalgytų pasodinti ir į lovelį. Ir turėsite visą vasarą. Tik tai reikės jum išlikusių tų, kurių viršūnės nuvalgysit, jie tada puikiai atžels iš pažastelių ir turėsite dar papildomai gražius krūmelius. Taigi dar truputėlį mes užberkime šitą stambesnę sėklą. Substratu, bet kaip sakiau, nereikia labai užberti. Sėkla atras žemę, pasisuks taip, kaip reikia. Štai taip pasėjus, mes turėtume patalpinti į tokią erdvę, kad neišgaruotų ta drėgmė ir kad būtų šilta. Šiuo atveju galima panaudoti štai tokius šiltnamiukus. Kuo geri šitie yra šiltnamiukai? Šiuo atveju mes pasėjom didesnę, tai panaudosime didesnį indą. Štai įkrauname. Ir kas yra labai patogu, jau mes čia turime niekur, nei šiukšlinsim, nei mum drėgmė išgaruos, o kad gerai atsigertų augalai. Štai mes pripilame vandens ir tiek, kiek reikia, jie atsigers. Nes, kaip matyt, mes užpurškėm tik tai paviršių, o dabar iš apačios. Ir toliau jau jūsų visas darbas bus tik tai laistyti būtent iš apačios. Nes augalas gers visą laiką iš apačios. Perteklius, kurio neatsigers augalas, jisai nubėga tiesiog į tuos griovelius, kurie yra, ir nieko jiem neatsitinka ir jie nepradės pūti. Dar kas yra labai svarbu, kad šitie šiltnamiukai turi štai tokias angas. Ir mes galim reguliuoti drėgmę. Jeigu matom, kad labai priprakaitavo šičia, tai tiesiog atsukame. Karštų orų atsukame daugiau. Ir turime puikią daigyklą, savo nuosavą šiltnamį. Kas neturi tiek vietos, galite naudoti mažesnius.
Šitie mažesnieji taipogi labai patogus. Turi atskiras tiesiog dalis, į kurias, sakykime, paaugintus kažkokius daigelius galim susodinti. Galim tokią pat mažesnę daigyklą įdėti. Taipogi yra su reguliuojamu vėdinimu. O kieno palangė labai siaura, tai siūlyčiau naudoti, o daugumoje būtų yra siauros labai palangės, tai siūlyčiau štai tokį naudoti. Taipogi yra su vėdinimu, čia daigam, čia galite susistatyti jau paaugintus. Jūsų palangė visą laiką bus švari. Šitas bazilikas užaugo jau ne per 3 savaitės. Jeigu visko nesuvalgėte, tai tokiu atveju, kaip sakiau, kad jūs maistui naudojate jaunas, štai tokias 3-4 lapų fazės daržovytės. O tai, ko nesuvalgėte, jeigu jums užaugo štai tokie dideli, drąsiai galite kirpti ir naudoti maistui. O tai, kas išaugs iš šitų pažastėlių, tai jums gausis didelis gražus krūmas. Skanaus.